Buongiorno, žydrųjų ekranų gerbėjai. Ką, sveikinusi su jumis vėl iš nuostabaus miesto Kauno. Nuostabaus sekmadienio. Viskas, kaip matot, super duper. Orelis pasaka, plius 18 lauke. Raižau po Kauną asmeniniais pusiau nesmeniniais reikalais. Sakau, reikia ir jūs biškį pasimti ir kai kuo jūs nustebint. Vėl nauja pradžia bus. Važiuojam iki parkingo, noriu jum parodyt, pasidžiaugt, pasibėdavot, pasipasakot. Ir taigi vagi, tiesos akimirka. O, Janinas stovi. Aha. Pareigūnai stebi eismą, ar ten to bėmso pasikirti. Nežinau, kažkas tokio, bet Janina neforė. Gyva, dėl ko mes čia susirinkam. Naujas šerifas mieste, brangieji. Einam apsižiūrėsim. Nu ką, mėlynė. Graži. Galim užsivest truputėlį. Pabirbint, kol apsižiūrėsim. Čia dar šiom dienom, tai yra šeštadienį, dar jaučiu biškį tvarkiausi pagal save. Kolega, vietoj kurio važiuoju, dabar čia nedirba, tai savo mašiną nuvariau remontui. Turi sutvarkyti kraną, turi sutvarkyti, uždėti man rytestas, gerves diržam tempt. Ir viskas. Ir tada jau grįšiu po savaitėlės į savo mašinėlę, bet laikinai va šią savaitę padirbėsiu su šita. Modelis geras, kaip matot. Jau, kaip matot, skidelis labai mirguliuoja. Turbūt netitinka freimai kameros ir to, bet kaip nors. Naujas, viską matau čia. Visi parodymai, rodmenys, svoriai, viskas yra. Tachografas, čia visi kiti reikalai. Labai keistas sprendimas, kad čia nėra planšetės. Šiaip čia va planšetė turėtų būti. Jos nėra, maniški Volvo, čia yra ekraniukas. Čia visi kiti, čia nieko. O šiaip atnaujinta panelė. Čia daugmaž viskas tas pats. Čia šitie dėklai gan patiko didesni. Pasikeliam vairą. Labai gerai išspręstas reikalas. Va šitie pasikelia, nusileidžiu, kad pasitrauktų. Truputėlį daiktų pasidėjau. Apšvietimas gražus jau čia. Nebet čia ledai per šitą šviečia plastiką. Užsidaryti irgi va užsifiksuoja, nes mano Volvai, kur dirbau, tai Giriliai, kai dirbau, tai nuo žvirkelių šitie įsikratė ir atsidarydavo, važiuojant šitie atsidarydavo. Tai dabar čia va tokie yra fiksatoriai, kas labai fainiai. Kas dar kabinoj. Naujo pavarų junginėjimo svirtis, sėdynės gan patogios, geras, orinė, čia irgi orinė. Daugiau čia daugmaž vienodai, čia stalčiukų daugiau, gal truputėlį patogiau išdėstyti. Tai va, biškį vakar įsivaliau, įsisiurbiau. Čia dar valiau džiovinu dabar. Kolegai pirštų fiskarui reikėjo šlangų laikiklių šitų paėmiau. Tai va, prasivaliau, prasikopiau. Nors nebuvo ta mašina, kaip sakyt, labai apleista ar kažką, bet vis tiek pagal save norėjau viską pasidaryti. Kažkaip vis tiek arčiau širdies. Tai va, orinė, aktyvus vairavimai, visų 4 funkcijos, net čia gali pasirinkti, neatsimti čia, kiek iš serviso važiavau, tiek greit permečiau meniu, bet ten lengvas, dinaminis, tikslus, dar kažkokių yra va tokių va dalykų. Tai bekelė jaučiu pravers, kažką reikės išbandyti šią savaitę. Tai va, viduj tiek. Dar galim iš lauko apeit, pasižiūrėsim. Truputėlį užgesinsiu, kad jums triukšmo mažiau būtų. Čia dar šitie nuo senosios įmonės likę. Kas čia juda? Aha, va, reik paveržt. Matau, va čia varžtelė atsileidė. Jo, gal biškį reiktų va paveršytą.
Nuo vibracijos gali nuvibruoti. Čia dėžė šitos įdomios kažkaip irgi sprendimas. Žnyplėm pasidėti. Naujos padangas uždėtos tik šią savaitę. Man ir tokių reiktų. Bridgestone rimti. Jau neprapuls su tokiais vairuotojai. Jašikas didelis. Nežinau, čia pliusas ar minusas. Aš kartais būna susimaišau, tai čia kaip mato, čia nėra dar valdymo krano kojų, tik iš vidaus, kiek žinau. Nesigilinau, bet man atrodo, tik iš vidaus yra. Lempas. Irgi kažkaip įdomi juda. Nedaverštas. Taip turėtų būti pagal mane, ne? Tai ir gerai, jo. Arba aš pereis, arba vairuotas, tas, kuris su jie dirbs, pereis. Pasakysiu. Ai, tai kartais būna, per skubėjimą šitą pirmą koją išleidinėti, tai čia matau tiesiai tą ir jau buvo lūpta. Bet nieko, kliurkų tokių pasitaiko. Va, priekaba irgi tokia kaip mano, uždėtas organinis stiklas, kad ledukų nedaužyti, nes pas mane jau išdaužta, tik spėjau pasikeisti ir, pavažinėjau ilgai, 2-3 mėnesius ir vėl žiūriu vienam plastikas sudaužytas. Tai aš galvoju, pas mane vietos tvirtinimo yra, tai užsidėsiu ragučius tokius trumpus. Baltą, geltoną, raudoną šviesą. Bus dar gražiau negu ties lemputės. Gervės ant viso komplekto su spinom uždėtas. Čia po durungus palikta. Nežinau kodėl. Ai, va čia nėra, žiūriu, tarpinė tarpo to. Čia irgi nėra tarpo. Tai reikės saugot, kad rėmo nesučiupt. Ypatingai saugot, kad žnyplėm nesuimt per čia. Aš jau turbūt gal kažkada ir buvo užkabinta. Bet visi tokie dalykai, kaip sakyt, nuimo krovimo greičio, kai turi va taip derint žiūrėti. Taip, po KMT šitą uždėjo gražų. Kaži koks tvirtinimas. Ant tų vis tiek akmenys, anksčiau ar vėliau sudraskys. Pas mane ant tokių kaip ir grandinėlių padaryti, tai gal ir geriau priekabai. Bet čia žiūriu, šitie yra. Gal čia traukimui patogiau, pas mane čia trosas išvestas. Jeigu priekaba pasikelt ar ką, irgi gerai kur nors, jeigu apsukti reikia kur sukrinti, įlendi, tai galą pakėlė, į priekį yra kilpa, už priekį pakėlė, apsisuka ir viskas. Šitas geras daiktas, mažiau šansų lempas iškult. Čia metalinis geras daiktas, pas mane plastikai čia dengia lempą. Tai va. O daugiau kaip ir nieko ypatinga šitai pusiai. Kas dar einam, čia apsižiūrėsim Volvai. Va, spynos. Naujas KMT vyriukai sudėjo. Liuks. Pas mane irgi turėtų būti sudėti, jau yra užsakyta, nežinau, kol remontuoja, ar jie bus paruošę ar ne. Tepalo papildymui geras priėjimas. Čia grįžtamas siurblio. Net buvo išpjauta, pas mane nėra iš šitų išpjavų padarytų, tai biškai gaidiškai ranką, kai reikia kišti. O bakas, ai va čia lygis pas mane, nes niekaip neradau, kur pastikrinti lygį. Čia va yra. Opa, čia. Nėra bagažinės tos apačioj, kitoj pusėje yra. Va čia. Panoj pusėje nėra, šudinai. Apsižiūrėjau, nerandu tepalo, tik tai tepimui reikės jį nusisakyti, nusipirkti, KMT nuvaryti kažką tokio. Pasimsiu originalaus Palfingerio. Toks kaip Šreko snargliai, toks neoninis net. Tai va, ką, einam dabar kraną apžiūrėsim, kas ten kaži gera. Jungiam siurblį, čia kintamo našumo, siurblys gan galingas, gan greitas. Įsijungiam elektrą krane ir einam žiūrėsim, ką ten turim. Būdelė yra visiškai nauja. Kranas irgi valdomas, ne kaip pas mane su lazdom, o su
kaip sakyt, su joystickais, pusiau pedalai ir joystickai. Pas mane čia stovi rankenos, jos tiesiai ir valdo ten tą skirstytuvą. Čia, kaip matot, ateina hidraulės ir kiekvieną funkciją čia valdo per hidraulinės šlangas. Tai va, kol nesėdi neveikia. Va, tai lengvumo, tai nežinau, va, vienu piršiuku viską gali stumdyti, daryti žiauriai patogu. Superinis daiktas. Čia buvau atkabinęs, biškį žaidžiau. Reikia atgal į vietą įsidėti, kol čia jums rodau. Krano apžvalgą darau. Nu, tai kabiną prieisim vėliau. Kranas va 12-ukas. Jau padirbėjęs truputėlio, budelė yra garantinė keista. Nu, draudimo, nes buvo užkabinta visiškai nuliova. Dar apžiūrinėjant, radau įdomų dalyką, tepytaškius. Nežinau, aš giryliai, kai buvo ant ploglifto, tai jų netepdavau, kad čiuožykų negadint. O čia fix night, matau, šlango šlapios. Ir nesu tikras, jos reikia tepti ar nereikia. Pasižiūrėsim. Čia žiūriu, va, visur apsisnarglėja tepalais, bet taip neturėtų bėgti. Va. Ar čia nuo purškalo, ar čia nuo to spaudžiamo. Nes realiai tas tirštas tepalas dulkių prirenka ir paskui nudrožia tos čiuožykus. Rotorius naujas sudėtas. Kolegai kažkoks varžtas buvo atsisukęs. Kažkurie iš šitų ir išmalė. Galim pasižiūrėti, va, iš čia guli. Pamiršau palikti. Va. Jo. Turbūt va čia šitie varžtai buvo atsisukę. Ir išmalė. Ar šitas. Ir išmalė patį rotorių. Oi, blem, čia kiek snarglių nenoriu. Dabar čiupinėti, kad kameros nenutepti. Tai va, rotorius visai naujas, nuliovas. Tai va. Kranas greitas, galingas. Jau truputėlį čia aikšteliai pasibandžiau. Reikia įprasti. Savaitę turėsiu pratintis ir grąžinsiu, tai nežinau. Jeigu labai patiks, tai neįsiu lauk. Jeigu nepatiks, tai eisiu į savo seną, prie senų gerų rūčiagų. Taip, sėdam. Toliau čia žiūrim. Ką matom. Galim gal užsidaryti. Išbandysim. Valdymas, kojos, kranas, kojos žemyn aukštyn, čia išties, budelė žemyn aukštyn, klimato kontrolė, visokie švyturėliai, apšvietimas krano budelės įsijungia, valytuvai, net ir apiplovimas veikia, pas save niekaip neprieina iki apiplovimo irgi veikia, viskas yra tik niekaip rankas tiesiog savaitgaliais neturėjau mašinos, kad čia viską pritvirtinti daugmaž normaliai, nes reikia chimyčinti. Atsidaro šoninės durys. Ir darbuoja savo. Čia parėka, trauk greičiau, važiuok į priekį, girdi. Atsidaręs gali taip staukt. Čia toliau, klimatą pasižiūrim. Čia ventiliatorius. Čia, kaip suprantu, šildymas reguliuojasi. Webasto pasikūrė. Nu va, užsikūriau ventiliatorių. Ohoho, kačioja. Švilpia. Turėtų teoriškai kondiškė čia būti. Continental Magi. Nu, pažiūrim, ką traukia. O. Jo, neįdomu čia kokia. Ką nors man paleis kaip ponas. Reikia šitą radiją pasilikti. Kištukas, gal ir Bluetooth'as net yra, turėtų būti įtariu. Pagal modelį reikia pasižiūrėti. Jo, gal ir Bluetooth'as net bus. Tai va, galėsiu pasileidęs muzikytę tirli-pirli grot. Valdymus jo, va, kaip ir sakiau, dabar įjungęs kojas, tai galiu šitos biškį pamaskatuoti, nereaguoja. Jeigu jungčiau kraną, pradėtų iš karto reaguoti. Tai va, kaip ir kondiškė. Duokit garso vyrai. Va, prašau. Čia gal klimato kontrolė, kad jis prityla vėl pagarsėja. Čia ventiliatorius.
Čia kur, čia pūst kažkur turi, ai va, čia ant lango pučia. Dar sakau, nedulkių nedaug, va, tik tiek įsipurvinau. Langai gerai darinėjasi, jeigu ką nors nori šūktelt ir pasakai. Šitą buvau priveršęs, čia prieš tai buvo palaidsiu. Atsidarai. Čia tepimo tokio, ai, va, čia yra jau tepitaškiai stovi su nebepurški, bet čia sutepi su tuo štauperiu. Tepalu tirštu, tuos čiuožikus. Gal ir geriau, nes pas mane, kai purškiu tą čiuožikus, tai čia visos langai pasidengia tepalais. Čia geriau, kai apačioj ten susitepa. Kas dar man patiko? Ai, nu, galim va kojas įsiskleisti. Labai plačiai. O, kaip supusi. Tos pusės nematau, kiek skleisti. Kažkiek įsiskleidė, tai bus sunku priprast, ką daryti. Bet plotis tai geras. Lauk. Viskas. Op. Pažiūrėkit, kaip plačiai. Mano įsiskleidžia gal truputėlį daugiau nei per tą vieną teleskopą, kaip sakyt, vieną padalą. Gal tik iki jos, vat. Realiai, nu, kažkur ties čia koja gal būna, tai plius minus. Čia dar pusę metro. Tai gali žymiai daugiau kelt ir neapsiversi. Pliusas. Anoj pusėje lygiai taip pat. Dabar kaži. Bet sakau, kai nėra iš lauko valdymo, tai labai taip keistai atrodo. Kojas nuleidžiam žemyn. Taip biškį prisikėliam, užtenka. Jungiam kraną ir kylam. Pasikėliam. Taip, valdosi, čia dabar nenori. Labai čia kažko žiauriai jautrios paminos. O, dabar pilnai pasidėjo. Žiauriai jautriai reaguoja į judesius. Tai nežinau, kaip priprasiu dirbti. Nu, man senam vilkui gal dienos kitos reikės. Kitam dar senesniam vilkui gal užtektų pusdienio. Tai va, bet, sakau, kai nuo ručiagų nulipi, tai šiaip, tai čia va reguliuojasi šitie, va, visokie pavirtimai. Čia gal, nu, vien žodžiu, seni navorotai, kad operatorius patogiai jausiasi. Tai va, čia žiauriai patogu, kaip matot. Tai va, nenoriu daugiau nieko. Tai sakau, kad nusileidžiam, kad čia nesimaskatuot. Kad nesimaskatuot kabinėliai. Taip, tai va tiek jos ir yra. Susiskleidžiam kojas. Ai, apačion. Lemba, kokie garsai eina peklam. Bet žiauriai greit dirba, pum, sutraukia. Greitis krano tai tikrai geras. Aš čia biškį pabandžiau, kol nieko mašinų nebuvo atvažiavęs į aikštelę pasisukiot, tai nėra ką lygit su mano 10-tuku. Tai va. Dabar kas užkliuvo man. Čia viskas patogu, viskas gerai. Atrodo, sėdiminės šildymo išjungęs ar įsijungiau? Ai, dabar įjungiau, dabar išjungiau. Sėdinė šildymo, ai, čia įsijungia, nes kažkaip šikniai karšta gal nuo celofanų. Valytuvai, čia kažkokios funkcijos. Funkcija 1, funkcija 1, funkcija 2. Net nežinau, ką jos daro iš tikrųjų. Nu, nesidomėjau. Nespėjau paklausti. Tai kaip ir sakau, kas man užkliuvo. Užkliuvo durų uždarimas. Kažkaip va taip darosi, aš nežinau, ar jūs matot. Ir va tas va kreiptuvas, kaip jis čia sakyt, gal iš apačios geriau, jisai tą atsiremia ir neužsidaro. Net tinka žingsnis, va net matosi, nudaužyta yra. Jis, kaip suprantu, turėtų tiesiai įeiti. Jis pats reguliuojasi, bet realiai, kai stumi, tada spina netitinka. Keliasi. Jis kaip tas duris pakelia. Ir, pavyzdžiui, karšta, kad taip nereikėtų dirbti, nesidaužyti. Čia gali ištraukti kaištį, šitą atsipalaiduoja. Ir va taip jisai užsidaro. Ir turėtų va čia va užsifiksuoti.
į šitą vietą įšokti irgi netitinka žingsnis per žemai. Taip pat kaip tenai. O šitą vietą. Taip pat kaip ir priekį. Tai nežinau. Kažkokio čia reguliavimo nematau. Kad čia kažką būtų galima daryti. Pateikit čia atgal. Būt gerai nenusiverst. Ar čionai šitą man, bet sakau, aš jeigu jį ištrauksiu, man paskui kaip ir spinelė per žemai eina, nors spinelė irgi reguliuojasi. Čia ją turėčiau, nusiema ir jinai čia turėtų aukščiau nepasikels, iki šonus jinai reguliuojasi. Prispaudimus turbūt aš šitą, sakau, gal reikia pabandyti. Biški čiut-čiut jį aukščiau pakelt ir tą gaudyklę. Tu ir labai nesmagiai trenkia. Į tą gaudyklę jau čia reikia pabandyti čia, kaip ir atsisuka, nes čia šešiakampis. Irgi pabandyti čiut-čiut aukščiau kilselt, kad pagautų. Čia dabar taip galvoju. Gal net ir pasidarysiu. O jeigu matysiu nepadeda, rytoj KMT. Vyriokam paskambinsiu, tie viską žino, kaip išspręsti šitas bėdas. Dabar dar laiko turiu, tai einu šitą. Pabandau reikalą įspręsti, tikiuosi pavyks. Nenoriu durų daužyti. Labai skauda. Žiūrėkit. Punkš. Trenkia kažkoks kaip ir, labai nesmagiai darinėjasi. Nežinau, ko prieš tai operatorius nesakė, kad šitokie dalykai. Aš jautrus tokiem reikalam, tai kas nors negerai. Man turi tvarkingai veikti techniką. Dabar grįšiu namo, neužmygčiau. Jeigu nepabandysiu taisyti, tai grįžęs neužmygsiu. Ką, įsitraukiu raktus, pasižaidžiu, pasibandau ir parodysiu jum, kaip man čia kas pavyko. Nežinau, čia kokių įrankių nėra palikta. Matysim. Kaip sakiau, ne mano mašina, iš namų nieko neatsivežiau. Pažiūrėsim, ką čia turim, kad įspręs šitą bėdą. Taip. Šitų yra. Čia kažkokia įrankių dėžė. Čia dar kažkokių yra. Tik tiek. Mažokai. Daugiau nieko. Blemba, kybo namo, teks važiuoti ieškoti savo. Einam, pasižiūrėsim, gal kažką pavyks padaryti ten, bent su šitais. Kitoj pusėje, man atrodo, irgi nieko nėra. Ką greit nulėksiu namo atsinešiu. Rakto rinkinį ir viskas, čia man netoli. Tai ką. Bandom. Ne, čia tik tai. Čia reikia. Čia kažkoks kaip ekscentrikas yra, man atrodo, kažkas tokio. Nepasuksiu, čia reikia dėtis raktą. Tada bandyti čia laikyti nėra kur. O viršų irgi, tai tenka namo varyti. Pasiimsiu greit raktų dėžę ir grįšiu. Taip įdarom tada, kaip ir sakiau, nes kitaip aš blemba čia neužmygsiu, jeigu šitų nepabandysiu sutvarkyti. Bent pamėginti turiu. Įrankiai atsivežti. Galim pradėti klybinti. Žiūrėti. Jaučiu pirmą eisiu prie viršaus. Nes tą lengviausia sureguliuoti, man atrodo, turėtų būti. Ko mums čia reikia? Pasimsim šitos ir šitos įrankius turbūt. Realiai turėtų čia būti, pasižiūrėsiu greit. Čia koks 10, o čia 13 arba 13 greičiausiai raktai. Tai čiumpam. Taip. 10, 13 arba 15, nežinau. Nelabai aš čia nusimanau. Raktų dydį žiūrim. Jo, 10. Bliam, jis laisvai juda. Eiktų savo, jis visai nepristvirtinis.
Na, žiūrim. Reikia jį pabandyti atidaryti. Taip, čia atfiksuojam. Jis yra visai atsipalaidavęs, turbūt todėl ir atsireguliavo. Ne, uždarius nepavyksta. Turbūt geriausia būtų. Pasižiūrim, ar eis. Dabar. Jis yra per toli. Tai man jį reikia maksimaliai traukti čia. Nu, karočią, žaidžiau, niekaip iš akies neįtaikiau, tai visai tą štoką išsukau. Įstačiau į šitą, nes įlyzdavo, bet neužsifiksuodavo, turbūt nepritraukdavo. Tai dabar bandau, aš jį užveršiu, kiek įmanoma. Nežinau, ar ten prasisuka, dabar veršiasi. Ir taip, atpalaidavau. Dabar reikia paimti ir priveršt. Taip. Žiūrėsiu, ar pavyks. Paskui vėl. Ar gal ta guma tiesiog per didelė šitą apsauginę. Ir neleidžia, ne, jis čia dabar gan aukštai pasikėlė. Tikriausiai tiksliai neįlyzdavo į tą. Nu, bandom. Į tą gaudyklę ir neužfiksuodavo. Na, žiūrim, ką turim. O dabar laikai kečiūrikus, gerbiamieji. Nu. Pagavo, yeah! Atpalaiduojam, punkt, žiūrim šitą. Pagavo. Atpalaiduojam, pagavo, yes! O, švelniai taip trinkteli. Pys pagauna. Geras. Sutaisiau. Šitą susireguliavau. Zašibys. Atsiprašau už keiksmažodį. Taip, šitą galim uždaryti. Dabar reikia dėl šito ramu. Nu, dar pasimėgausiu biškį, palaukit. Nu. Nebepagauna. Susireguliavo. Eina šilta. Pasidžiaugiau. Nu, bandam iš vidaus. O, pagavo. Gerai. Turbūt dar reikia biškį atleisti ir kažką suchimyčinti. Na, bet blogiausia atveju langą galėsiu. Nes neužsidarydavo net langą atidarius. Taip traukiant strykdavo. Dabar daug maž gerai. Vieną pasidarėm. Šitą uždaryt galim, kad neatsikratytų bevažiuojant. Taip. Ką lieka dabar gaudyklę tą pačioj sureguliuoti. Nežinau, kaip čia jinai atsileidžia, neatsileidžia. Su repliam neatsileidžia. Va šitą reiktų į viršų pakelt. Bet realiai turėtų būti kažkas panašaus. Kiek čia kokį 15 raktas. Taip, 14. 15. Pažiūrėsiu, sukasi, nesisuka apskritai. O, iškart geriau. Pys, biški. O, žiūrim dabar, į kurią vietą. Biški reikia ten. Vėl jinai nukryta žemyn. Ai, čia toks kaip ir išcentrikas yra. Biški, man reikia pažiūrėti, kaip veikia, įsiaiškint nori. Man net įdomu pasižiūrėti, kas čia yra. Čia taip įsideda. Čia nieko mandro, kaip sakyt. Visas veiksmas, o
prisiveržė, čia turbūt reikės kažką užkišus pasilaikyti. Žiūrim. Taip, reikia atleisti ir į vidų labiau. Gal iš viršaus, kai iš vidaus jisai įlindęs. Na va, dabar jį galima bandyti turbūt priverš, gal taip. Priėjimas yra. Šitą palaukit, nuimsim, kad plastikas biškį matomumo daugiau duotų. Įdomi, ne? Šitą galim užsikaiščiuoti. Šiaip nesukčiau galvos, jeigu nereikėtų, pavyzdžiui, 6 metrų, kokių kraut, kai krauni 6 metrius. Krano gerai nevaldau šito. Tai galiu tikrai duris užkabinti, ko labai nenoriu. Nu, tiesiog naujas daiktas, tuo labiau valdymas dar nepriprastas nieko ir čia viskas taip eina milimetrais. Aš ant savo jau to krano įpratęs, viskas gerai, daug maž jaučiu atstumus. Bet ant šito tai dar reik priprast, o savaitės nežinau, ar aš priprasiu. Juokavau čia per porą dienų. Aišku, žiūrint, kiek šiupliuosi, kabliuosi, gal ir priprasiu. Nu, jums būtinai parodysiu šią savaitę, kaip man sekasi šitą mašiną dirbti. Nu va, kažką pasidariau. Biškį taip maloniai. Nereik taip vošt. Šitą biškį vat pareguliuot gavau. Ir tai čia. Dar ne idealiai, bet kadangi jau užsidaro gan normaliai. Šitas kreipiančioji ta eina čia, pritraukia lyg ir. Tai va, reikia dar ten gal gerai suveržti ir bus ok tam kartai. Nu, žiūrim, ar pavyko. O, idealiai. Žymiai geriau nei buvo šių garsas, nebėra tokio trenkiančio. Biškį geriau sudarinėjo.